ram papapam, ram papapam, ram papapam, pam pam. Labas visiems, turiu gerą valandą su virš laisvo laiko, neturiu pašarų nieko ir iš vis maps atsidariau grinai pačioj Palangoje ir galvoju, kur galima pažvejoti. Tai bandysiu užmesti plūdinę čia ir valandą pabūti ir galvoju, galbūt pakalbėsim kažkokią temą. Nepagausim. Ketvirtadienį žinau, kad pagausiu, planuoju žvejybą ir kaip minėjau prieš tai video mini privatų live streamą. Tai bandom čia pakimarėt, nusipirkau dzikų ir sliekų, pagausim. Bet mačiau karosiukų plaukia, žiūrėkit, su telefonu pafilmavau, buvau prieėjęs. Tai jeigu ten tokio dydžio karosiukų čia yra prileista, tai gali būt, kad jie ir nekips. Nebent čia tik mažieji prie kranto šildosi sauleliai ir didesnių yra šiek tiek giliau. Labai toli į gilį negaliu eiti, nes ten kiek buvau nuėjęs, pažiūrėjau, yra užsidėję žmonės privati valda, o čia nuo gatvelės, kas gali mums uždrausti pažvejoti, jeigu yra priėjimas ir nėra jokio ženklo. Bandom. Ten matau, kitoje pusėje vyksta statybos, bet čia mačiau toks nuo gatvės. Žinot, kas juokingiausiai buvo? Tai pasakysiu, kai aš jau čia pasižiūrėti. Reikia nenusidilginti šį kartą, praeitą kartą jau kaip pravariau pro tas dilgėlės tiesiai, taip visą koją susidilginau. O, žuvis suvaikščia ir nuėjo. Tai gal čia yra tų karosų? Drėgnas šiek tiek, bet tokia va rami vietelė. Ten burbuliukai vidury kyla. Čia gilis, manau, nebus didelis. Iki 5 comų. Ten pravažiuoja mašiną, tie karosai suvaikšto. Bet jie mažiau. Mano tikslas yra bent kažką pagauti ir papliurti. Galbūt ką nors papasakoti. Turiu porą temų, kuriuom noriu gal išsisakyti. Galėsit komentaruose man pritarti arba ne. Ir greitai dar. Aš prieš tai einu apsižiūrėti ir senis pravažiuoja su dviračiu. Otkeliai, ne? Kurortas. Plemba, čia naujai statomas rajonas. Čia normalu, kad dar kelio normalus nebus. Yra, atsiprašant, tie, kur visiems, visada jiems viskas yra blogai. Taigi pravažiuoja, tai tu iš visų dviračių važiuoja. Tu davei nors centą, kad tą kelią sutvarkyti. Čilaiks, senas krienas. Nu, aš jau senas, bet pakoja. Žiūrėk. Yra žvejybos daiktas. Tai gal mums ir pavyks kažką pagauti. Tikiuosi, matau, čia saulė biškis spigina. Ar jeigu aš stovėsiu, man šitas kampas geriau. Toks kampas gal geriau. Nu, žodžiu, papliursim, jeigu reikės. Jeigu pravažiuojantis. Jau turim mes čia, žiūrėk. Gilį turbūt iškart galiu nusimažinti. Ir vėjas pučia ir laisvai plaukia į tą pusę. Nu gerai, daugiau negu metrą dabar nedidinsiu. Jeigu jau drastiškai niekas nepajudins nei ką. Iš žvejybos pardę nuvariau pirkti sliekų ir dzikų čia Palangoje kokį radau. Neatsimint, ten Pastaskė ar kažkaip vadinasi. Nebeturim tų dzikų, sako pasirinkimas, sako, man rytoj tik naujas prekės atveš. Bet žiūrėk, čia yra dar pusė mirusių dzikų, pusė jau sukietėjusių. Dar gyvų atrasi. Tai, sako, imk 2 bonkutės nemokamai. Bet pirmiausia ant sliekų. Sliekai tai buvo gyvi. Nu, bandom. Pirmas metimas su masalu, su slieku. Tvarkingai. Gilis metras, bet plūdė vis plaukia. Dešinyn tai reiškia arba labai palei dugną velkasi, bet niekur nekliūva. Vėjelis pučia, jinai plaukia, tai reiškia čia giliuko yra. Ir pačiam pirmam užmetimui nesupratau, ar kažkoks kibimas buvo, ar kas. Žodžiu, yra tokia tema, kur man būna, bet nedaug žmonių. Didžioji dalis, manau, suprantat, kokią aš turinį kuriu, kad tai yra pramoginis turinys ir mano kanalas nėra žvejybos kanalas. Išsikėlė plūdė? Esmė yra, kad kažkodėl yra dalis žiūrovų, kurie galvoja, kad aš kuriu tik žvejybos turinį. Tiesiog dabar ruduo, vasaros pabaiga, žuvis yra suaktyvėjusios ir normalu, kad kuriu daugiau žvejybos turinio. Ateis žiema, bus visai kito. Planuoju su snowboardais grąžinti savo turinį ir pasivažinėti ir išmokti gerai su snowboardu, nes bus visas ateinantis sezonas. Liepkalnis, jeigu netyčia žiūrit mano video arba kažkas iš Liepkalnio darbuotojų, parodykit viršininkams. Gal sutarsim dylą, nukrypau nuo temos. Čia yra pramoginis kanalas ir žvejybos video, kiti galvoja, rašydavo ten komentarą. Tu žalės, tuo dar toli, kol tu išmoksi žvejoti. Kebra, aš darau tai, kas man patinka. Man patinka žvejoti, aš žvejoju. Man patinka bėgioti, nepatinka. Bet patiktų, bėgiočiau, kelčiau turinį apie bėgiojimą. Tai jeigu kažką erzina, kad aš žvejoju neprofesionaliai ir mėgėjiškai ir taip toliau, nu taip. Tai mano tikslas nėra tapti profesionalu. Bet jei norėčiau, tapčiau ir apgaudyčiau tave ir tą tavo kaimo prūdą, kur tu ten susinervuojęs komentarą rašai. Tai nežinau, kiek matosi mano plūdė, pamėginsiu paeiti tą kampą. Lygtais ten man ką tik kažkas judino. Nežinau, kiek eina prizoominti, bet jūs va galit matyti, turbūt. Tai taip, tęsiant mintį apie profesionalo žvejybą, kad aš manau, aš žinau, kur gali būti kitiems žmonėms nesuvokimas ir erzulys. Sorry už statybos garsus, nes ten vyksta statybos, žmonės stato namus, kurortai plėčiasi, keliai plėčiasi. Kaip tas prieš tai video, kur sakiau. Bet man atrodo, žmonės sumaišo vieną dalyką, kad man pirmiausia yra video kūryba, ne žvejyba. Ir man patinka kurti kokybišką, šiuo atveju greitą turinį, kiekvieną dieną po video. Ir dalinai netgi laukiu, kol baigsis mano 3, 6, 5 challenges, nes tada galėsiu leisti galbūt 1, 2,
Nežinau, gal vieną video per 2 savaitės, gal 3 video per 1 savaitę. Tikrai neplanuoju nusimatyti grafiko, bet jau ateinančiai vasarai aš pradedu mintyse planuoti daug ilgesnius filmavimus. Video trukmė galbūt bus šiek tiek ilgesnė 15-20 minučių, bet tai bus iš ilgos žvejybos, tai bus su keliom kamerom filmuota ir taip toliau. Dabar savo negaliu to leisti dėl laiko stokos, nes reikia dar ir sumontuoti ir taip toliau. Tai kai aš jau kitais metais darysiu žvejybos video kokybė bus, garantuoju, dar aukštesniam lygyje. Turiu įvairių planų, kol kas neskubu įgyvendinti jų, nes anksčiau jau esu nudegęs, kai per greit bandai viską įgyvendinti, gaunasi šūdas. Blemba, ten nardo žuvis, o kodėl man nekimba? Aišku, gali mano ir kabliukas būti per didelis, jeigu čia mažesni karosiukai. Bet galbūt žmonėms susidaro tas įspūdis, kai kuriems, kurie ten piktai parašo tą komentarą. Negalvokit, aš čia nesiskundžiu, man tie heitiniai komentarai nei subiniai negalvoja. Bet šiaip noriu, man įdomu, kodėl žmogui kyla toks noras rašyti. Ar jisai sąžiningai galvoja, kad aš primetu žveją? Jeigu taip, tai iš karto ir tu dabar vienas iš tų ir žiūri video, tai aš tau iš karto galiu pasakyti, aš neprimetu žvejo. Man patinka tiesiog žvejoti ir aš apie tai kuriu turinį, kaip Simas žvejoja. Ar man sekasi, ar man nesiseka, atvirai man svarbu geras laikas ir man svarbu padaryti gerą video. Jau buvau prieš tai minėjęs, jeigu pagaunu gerą žuvį, tai man yra bonusas ją jums parodyti per video. Ir aišku, paleidžiam, jeigu nepažeidėm ir nieko tokio. Ir dabar dar pamėginkim pakeisti masalą iš slieko į dzikelį. Pažiūrėt, gal dzikelis kitaip čia veiks. Va, kaip ir sakė, kibimas. Pirmasis kibimas buvo. Ir pavogė mūsų viršutinį. Ai, pakilo bangos. Ant dziko buvo kibimas ir mažesniam gilį. Aišku, gal ten mažiukas tas karusiukas, bet būtų smagu nors vieną pagauti. Blema, čia jau reikia pritūpti. Nu, bet vizualiai mačiau, kad buvo 100% kibimas ir mano vieną dzikelį nuo viršaus, kuris buvo gyvybingesnis, pavogėm. Gerai, vėl ten plytelių pjaustė į dirbą. Aš pamėginsiu pakrapštyti mešką. Turbūt taip, ne, sako. Poke the bear, ar kaip ten angliškai. Yra viena tema pastebėjęs pas mane, ne vienas komentaras yra buvęs atsiradęs. Tai papointinsiu. Gal nepinginsiu žmonių, bet buvo rašančių tokių, žvejoti privačiuose, išpirktuose telkiniuose, kur žuvies prileista, ten aš su rankom ir galėčiau prigaudyti ir taip toliau. Tai man įdomi yra diskusija. Nėra blogų atsakymų. Komentaruose galite išlieti savo širdį ir pasakykite kiekvienas nuo savęs, ką manote. Ar žvejyba komerciniuose telkiniuose yra gerai, ar žvejyba komerciniuose telkiniuose yra blogai. Bet neužtenka parašyti gerai, blogai. Neįdomu šitie atsakymai. Taip, tai yra jūsų nuomonė, jūs ją galite turėti, bet norėtųsi pamatyti ir išgirsti žmonių tikrus argumentus. Nes yra tokių žmonių kaip aš, kur žvejoja ir tokiuose telkiniuose, ir tokiuose telkiniuose. Ir man abiejose telkiniuose yra gerai žvejoti. Man patinka žvejoti. Komerciniam telkiniui aš žinau, kad aš pagausiu ir aš, pavyzdžiui, turiu per dieną laiko valandą arba 2 laisvas. Tai aš tikrai važiuoju komercinį. Pavyzdžiui, būčiau radęs aplinkui Palangoje čia kokį komercinį, būčiau nusipirkęs tą bilietą, porai valandikių būčiau varęs. Dabar čia atvariau kažkokį prūdelį, vėl nežinau kur kas, vieną kibimą turėjau ir nepavyko net užkirsti. Bet pavogė iš manęs tiesiog dzika. Tai aš turiu savo nuomonę, jeigu aš turiu visą savaitgalį laisvą, tai aš tikrai galiu varyti į laukinę gamtą ir taip toliau, bet aš neturiu tokių savaitgalių jau 8 metai, 10 gal metų. Tiesiog man jį reikia labai stipriai susiplanuoti ir taip toliau. Ypač labiau, kai keliu video kiekvieną dieną. Tai jeigu yra žmogus, kuris dirba nuo pirmadienio iki penktadienio ir jo savaitgalis yra visiškai laisvas, vaikų nėra kitų darbų ir taip toliau, pilnai suprantu, varyti į laukinį telkinį ir bandyti pagauti laukinio žuvį yra jėga. Bet kiekvienas mes esam pripratę mąstyti nuo savęs ir galvojam, kad kiekvienas aplinkui mus turi mąstyti būtent taip, kaip mes mąstome. Aš anksčiau irgi dariau tą klaidą, aš galvodavau, tai kaip aš teisingai mąstau, kodėl tu neteisingai? Nėra teisingai, neteisingai, yra tu. Ir arba tu priimi kitų žmonių nuomonę, kitų žmonių pasirinkimus, arba ne. Jeigu nepriimi, tai greičiausiai yra problema tavy. Sorry, taip galiu išsakyti. Aš, pavyzdžiui, man bet kokie žvejai yra jėga žvejai. Pravažiuos. Garsas biškiai geriau bus. Man bet kokie žvejai yra žvejai. Nesvarbu, tu komerciniam žvejoji, laukiniam žvejoji, pagauni, nepagauni. Geras laikas, pramoga. Svarbu, tau gerai. Ir tikrai net neįdomu lįsti kitam į nervą, aiškinti, kad tu darai blogai ir taip. Kas su tavo gyvenimu turi būti? Ant kiek tu turi būti sugedęs? Ar zulys Simą? Niek. Simas kūrė ir kurs video. Ir nepatikėsi, rytoj susitiksim vėl. Kiekvieną dieną. Ir žinokit, aš čia užbaigsiu. Aš kiek dabar rašinėjau, vis atsisuku pažiūrėti per tos katus. Niekas neima daugiau nei ant to dziko. Mano laikas senka. 5 valandą jau turiu kitų planų Palangoje, iki 5 dar reikia išsileisti šitą video ir sumontuoti. Tikiuosi patiko. Čia toks žvejybos, ne žvejybos epizodas. Labiau galbūt būtų tikę pakalbėti tos mašinos karkestus, bet nusprendžiau, noriu pakalbėti atėjęs prie ežerėlio.
prie vandens telkinuko. Visai smagiai ir lauksiu jūsų nuomonių komentaruose. Visai bus įdomu išgirsti šitom temam, pasisakymus ir taip toliau. Ačiū, kad užsukot pasiklausyti šitų Simo blevyzgų. Rytoj jau būsiu Vilniui ir bandysiu kažką galbūt žvejybos epizodą iš Vilniaus susukti. Iki rytojaus. Ir ačiū, kad žiūrit. Netgi tie, kur žiūri ir pyksta. Ačiū ir jums. Jūs esat geri žmonės. Tiesiog. Gal netakoja pažiūrėt mano video. Gei!